Edukacinėme stalo žaidime virusiukai sveikatukai ridensite kauliuką ir rinksite žetonus tam, kad įvairiais būdais nugalėtumėte priešininkus. Žaidimas turi net 3 versijas. Pirmoje žaidimo versijoje tapsit sveikatukais ir stengsite surinkti kuo daugiau virusiukų žetonų. Pirma paruoškite žaidimą. Pasirinkite, kurioje žaidimo lentos pusėje žaisite. Raudonoje pusėje žaidimas bus šiek tiek chaotiškesnis, nes virusiukų žetonus teks išdėlioti atsitiktinė tvarka. Mėlynojoje pusėje visus virusiukus ir pagalbos žetonus sudėkite jiems skirtose vietose. Sveikatukų žetonai šiame žaidime nebus naudojami. Kiekvienas žaidėjas pasirenka norimos spalvos figūrėlę ir pasideda ją savo spalvos namų langelyje. Žaidimas pradedamas nuo vėliausiai sirgusio žaidėjo ir tęsiamas pagal laikrodžio rodyklę. Ridenkite kauliuką ir eikit bet kuria kryptimi tiek, kiek išridenote akučių. Vieno ėjimo metu žaidėjas negali eiti pirmyn ir atgal tuo pačiu keliu. Pasiekus namų laukelį, ėjimo nebetęskite. Keliaudami per langelius rinkite kiekvieną virusiuko žetoną, ant kurio atsistojote. Peržengus arba užbaigus ėjimą kito žaidėjo laukelėje, perimkite iš jo visus neizoliuotus virusiukų žetonus, o jo figūrėlę perkelkite ant bet kurio laisvo kosulio langelio. Surinktus virusiukų žetonus galite izoliuoti tik sugrįžę į savo namų langelį, juos apversdami. Žaidime egzistuoja 3 skirtingi pagalbos žetonai. +3 ir +2 žetonai leis jums papildomai pajudėti nurodytų atstumu. Vienu ėjimu galite panaudoti neribotą kiekį žetonų. Paskelbti apie pagalbos žetonų naudojimą privalote prieš išmetant kauliuką. Panaudojus susikeitimo žetoną, sukeiskite savo ir kito žaidėjo figūrėles žaidimo lentoje. Panaudotus pagalbos žetonus visuomet grąžinkite į pasirinktas tuščias vietas žaidimo lentoje. Nepamirškite, pagalbos žetonai negali būti atiduoti kitiems žaidėjams. Žaidimas baigiamas, kai ant lentos nelieka nei vieno virusiuko žetono. Tuomet visi surinkti virusiukų žetonai automatiškai izoliuojami ir žaidėjai skaičiuoja surinktus taškus. Už kiekvieną savo figūrėlės spalvos virusiuką gaunate po 3 taškus, o už likusius po 1 tašką. Daugiausiai taškų surinkęs žaidėjas laimi. Antroje žaidimo versijoje tapsite virusiukais ir stengsitės nunešti kuo daugiau surinktų sveikatukų žetonų į priešininko namų langelį. Pasirinkite, kurioje lentos pusėje norite žaisti. Raudonoje pusėje sveikatukų žetonus išmaišykite ir išdėliokite atsitiktinę tvarką, o likusius pagalbos žetonus sudėkite nurodytose laukeliuose. Virusiukų žetonai šiame žaidime nebus naudojami. Žaisti pradėkite nuo namų laukelių. Žaidimas pradedamas nuo ilgiausiai nesirgusio žaidėjo ir tęsiamas pagal laikrodžio rodyklę. Kaip ir pirmoje versijoje, figūrėlės judinsite įprastą tvarką, o užlipus ant sveikatukų juos rinksite. Pasiekus akligatvį ar savo namų laukelį ėjimą užbaikite. Sveikatukų žetonus taip pat galite atimti ir iš kitų žaidėjų, užlipus ar peržengus priešininko figūrėlę. Tokiu atveju perkelkite priešininko figūrėlę į bet kurį laisvą kosulio laukelį. Sveikatukus kitam žaidėjui galite atiduoti nuėję į jo namų langelį. Atiduoti žetonai užverčiami į užrakto pusę, jų niekas negalės paimti. Tam pačiam žaidėjui surinktus sveikatukų žetonus nunešti galite vieną kartą, o antrą kartą tik tada, kai jau esate nunešę sveikatukų visiems žaidime dalyvaujantiems žaidėjams. Žaidimas baigiamas, kai ant lentos nelieka nei vieno sveikatuko žetono, tuomet visi surinkti sveikatukų žetonai apverčiami į užrakto pusę ir žaidėjai skaičiuoja surinktus taškus. Už kiekvieną savo figūrėlės spalvos sveikatuką gaunate po 3 taškus, už likusius po 1 tašką. Mažiausiai taškų surinkęs žaidėjas laimi. Trečioje žaidimo versijoje imunitetas visi pasidalinsite į 2 sveikatukų ir virusiukų komandas ir stengsite surinkti kuo daugiau savo rūšies žetonų. Kiekviena komanda pasirenka po 3 skirtingų spalvų žetonų rinkinius atitinkančius jų komandos rūšį. Pavyzdžiui, jeigu virusiukų komanda pasiima visus geltonos, oranžinės ir raudonos spalvos virusiukų žetonus, sveikatukų komandai atiteks likusių violetinės, mėlynos ir žalios spalvų sveikatukų žetonai. Pasirinkite norimo žaidimo lentos pusę. Išdėliokite žaidėjų figūrėles, atrinktus virusiukų ir sveikatukų žetonus bei pagalbos žetonus. Virusiukų ir sveikatukų komandos atstovai ėjimus atlieka vienas po kito. Viename kauliuko metimo rate visi žaidėjai turi atlikti po vieną ėjimą. Komandos renka tik savo rūšies žetonus. Virusiukai renka virusiukų, o sveikatukai tik sveikatukų žetonus. Komandos stengiasi surinkti ir pernešti savo rūšies žetonus į savo namų langelį, jų izoliavimui arba sunaikinti kuo daugiau priešininkų komandos žetonų. Peržengus savo komandos narį galite iš jo gauti sveikatukų žetonų. Patartina rinkti jūsų figūrėlės spalvą atitinkančius žetonus, taip tampant stipresniais naikintojais. Peržengus varžovą, jį perkelkite
perkelkite ant laisvo kosulio langelio ir jeigu galite, naikinkite jo surinktus neizoliuotus žetonus. Už kiekvieną savo figūrėlės spalvos turimą neizoliuotą žetoną sunaikinkite po 3 neizoliuotus priešininko žetonus. Visi kiti jūsų neizoliuoti žetonai gali sunaikinti tik po vieną priešininko žetoną. Žetonai naikinami pasirinktinai. Jei peržengtas varžovas neturi nei vieno neizoliuoto savo komandos žetono, jis nenukenčia. Tačiau jeigu visa priešininkų komanda neturi nei vieno neizoliuoto žetono, gali būti naikinami lentoje esantis priešininkų komandos žetonai, juos peržengiant. Taip daroma tol, kol komanda gauna bent vieną žetoną. Sunaikinti žetonai dedami į žaidimo dėžę ir toliau žaidime nedalyvauja. Dėmesio, lentoje priešininkų žetonai pirmame kauliuko metimo rate nenaikinami. Grįžę į savo namus, izoliuokite savo turimus žetonus. Žaidimas baigiamas, kai viena komanda sunaikina visus neizoliuotus priešininkų žetonus. Toliau skaičiuojami visi surinkti ir lentoje esantys žetonai. Už kiekvieną savo figūrėlės spalvos žetoną gaunate po 3, o už likusius po 1 tašką. Žaidimą laimi komanda, surinkusi daugiausiai taškų.